Jau filmuoji. Tai vat, kadangi praeitą savaitę turėjom labai daug darbo ir taip toliau, tai Kasparas įmetė Sopelį video, nes prie šito šiukšlės nespėjom prieiti. Kodėl aš vadinu šiukšlę? Todėl, kad kol Kasparas važiavo, aš pamatavau kompresiją. Matot, kiek čia rodo? Tai vat porą cilindrų ir kur taip va rodo. Tai šiaip bet koks sveiko mąstymų, protaujantis žmogus imtų lauk variklį ir ardytų jį, mes vis tiek bandysim jį užkurti ir gal prasidirbs. Gal ir ne. Gal ir prasidirbs, gal ir ne. Gal sprogs, o gal ne, o gal važiuos, o gal nevažiuos, o gal dirbs. Tai žodžiu, alin, varom, biški sušvirkštų į cilindrus įvairiau tepalo, gal ten atšauks kokie nors žiedai ir kas nors, jau čia neatšauks. Bet žodžiu, tai ką dabar darysim, užsidėsim šitą šlangą, nes jos nebuvo uždėtos, aš praeitoj serijai nemačiau. Dabar čia sukom ant to starterio, tai pribėgo pilną tepalo, nes šlangos neuždėjo. Tai užsidėsim šitą šlangą. Yra tos naujos aušinimų šlangos jau parėjusios, kur praeitą seriją neturėjom. Bet manau, kad jų nedėsim, nes tem, kad tas variklis dirbs. Ir gali būti, kad mums reiks išrinkinėti. Tai kol kas nededam šitų dalykų. O galvojau, šiandien ryte tepalų filtrą net paėmiau, pakeisim tepaliukus, čia viską. Kursim ant to mėšlinų tepalų, žodžiu, be kompresijos ir va tai va, bandysim. Tai dabar prisuku tą šlangą, kad nevarvytų tepalas, kai užkursim. Arba neužkursim. Nu, bet vis tiek, išliekam pozityvus, žinai, supranti. Kart nervai ima. Kaip čia suprast? Jau buvau susinervaciją paėmęs. O tu baigs? Tratina visą dieną. Visą dieną tą Opelį savo tvarko. Net ne dieną, čia net nežinau, kuri diena. Iškart prisisukam, prisiveržiam, nes paskui bus blogai. A, tu turi 19 raktą paėmęs? Yes. Daug man biškai reikia priveršti. Reik. Neveršti po pirštais? Būk vyras, veršk tik pirštais viską. Matai, va čia buvo nepriviršta, matai, kiek pribėgu. Bet čia vanduo. Tai gal reik pasikeisti tą tepalą vis tiek. Nuneš čia vanduo. Čia gal kažkas vandens pripylės. Nepasislėpsi nuo to. Dedam generatorių. Dėjom. Kam įdėti, jeigu čia vis tiek ardyti viską reikės. Nauja diena, vėl viskas iš naujo. Tai čia oro srautas, ar ne? Turbūt. 3 laidai. Juodas oro Tai kas nors man gali pasakyti, ar čia oro srautas, ar kur? Kaip priplautas kažkoks jaučiuosi. Daužtas. Į generatorių jungiasi čia disa. Nu tai jau, tai čia bus. Kelio atgal nebėra. Čia 2 laidai mums šitie nuo oro srauto matuoklis yra reikalingi ir vieną reikia atsivesti 5 voltų maitinimą. Tai gerai, 5 voltų maitinimas yra. Čia va, šitas nereikalingas niekas. Galvoju, gal nuo čia paimt. Arba nuo gazų sklendės reiktų paimt tada. Bet tai čia laidas eis belė kaip taip. Paimsim iš čia, žodžiu. Dabar kol kas pasimėm laido, bet čia ir 2 laidai viename, tai reikia išpainioti.
Labai įdomus darbas. Sakai laikys? Tai vis tiek čia tu bim, bram, radysim viską vėl. Koks skirtumas. O nusiteikimas koks pas tave. Tau reikalas. Kaip nori, taip nusiteikęs. Nepilto vandens lauk, palik. Jeigu dirbs, pagazuosim normaliai, tada pakeisim. Jau čia per smulkiai man viskas. Jau čia man reikia akinių. Taigi tu su akiniais. Užsispaudžia, belia kaip čia. Prisėsiu, aš jau senas esu ir bužiūriu. Vieną atsarginę turim. Jeigu ką. Ne, pirk liūdlas, tai visai bit. Bet ant užkalimų užteks. Ne užkūrimo, o užkalimų. Dėl ko jūs čia viską darot? Tai dėl užkalimų. Ko užkaltume. Žiūrėk, klaidus teisingai sėdė. Tas juodas susiutino mane kažkaip. Au. Įsidūriau ir pamečiau. Kažkaip jau čia mane sutint pradeda. Man tavo įrava šiandien yra siuts, nervacija, šneka. Tai kad čia matai. Kas yra tave 4 laidai nugalės? 3. Gal nelabai aš jau noriu čia turiu kurt. Žinau, kaip bus. Tai tink, krn, brr, ir viskas. Paraškit komentarius, dirbsiu ar nedirbsiu. Bet su vandeniu ir be. Gal be vandens, aš sakyčiau. Vanduo yra labai geras tepimo priemonė. Išskyrus, kad jinai neturi antikorozinių savybių. Tai matai, čia prilyja greičiausiai, tai tikrai bus nedistiliuotas. Per 2 metus tuo labiau nebus distiliuotas, labiau į prūdų vandenį jaučiu būtų panašu. Šits nereikalingas. Zakt. Dabar šitaip čia bus laikinai. Kas laikinas, tas amžina. Kaip sakydavo visi visą laiką. Gerai, kiškę pasidarėm. Kas dabar? O, užsikūrė, tik ne tą mašiną. Kam pavydėti? Kad užsikurtumėm, arba ne. Ui, greičiau, kad ne, bet būkim pozityvūs iki galo gal. Neužsideda. Ui. Skudurą prispaudžiau. Taip. Dabar mums reikia veržlių, kurių nežinau kur gauti. Prisisukt reikia iš karto prisisukt. Prisuktas kolektorius. Ko mums dabar reikia? Gazos sklendės, kurią jau turim. Bym.
Reikia tik varžtus dabar susirasti. Gal ir radau. Visiškai neradau. Tad radau generatoriaus, jaučiu. Man reikia tokių tik trumpesnių. Gerai, nu dar ieškot. Nu čia laikinai. Laikinai. Žinai, aš jį paliksiu. Kas laikina, tas amžina. Ne, nu tai tuoj užkalam tą variklį ir viskas. Jį darbs. Nereisim rinkti naujo, iš naujo. Koks tas skirtumas, suku, nesuku? Noriu ir suku. Palauk, čia vyksta matavimai. Tu čia taip viską iškart nenorėk. Čia paimam ir užkalam. Čia reikia pasiruošimo šitam visam dalykui. Reikia dar laidyti. Taip paprastai čia nevyksta. Kad paėmė ir užkalam. Oficialiai sklendė yra uždėta. Ir prijungta. Bim. Klausimus, ar reikia? Nu vėl, šito negatyvumo jau užtenka vien mano, žinok, tų užkalimų čia. Taip, dabar mūsų meno kūrinys. Bum. Kas man yra? Ne, tai kas tau yra? Kas man yra? O kas tau yra? Pimpirim. Kutenu. Kuti. Blemba, čia šitas turėtų fiškės atsikelt, nusijungt, bet šitos kardelis yra anai pusėje, kur prieit neina, o jeigu nori išsiimt purkštukus, turi, nu žodžiu, viską sonterį padaryti. Tai gerai, kad nuėjom tos kolektorius. Angliškas meniu. Ir aš noriu, bet angliškas meniu blemba, paprastai rūdam. Galėtų dirbt, prašau, kad dirbtų. Aš vis net neužsikurs jaučiu. Gerai, dabar taip. Ateik čia. Oba. Dabar reikia atsiskirti elektrinę dalį purkštukų. Paskutinis. Elektra lieka čia. Purškekliai pas mus. Kur iš langą? Išsiaiškinsim vėliau. Labą dieną. Apsimes, kad dirbi dabar iš karto. Aš iš vis tik garažą šluoju. Ai, tai čia žiūrėkit, čia pas mus po žiemos čia reiktų padažyti šitas kampas. Čia skambinau dažytai, žinai. Dabar tik atvarė. Užimti, žinai, ir... Ne, sienas dažyt. Sienas dažyt. Toks Opelis mano vos nesuvažinėjo. Vėl Opelis, matot? Sakau, jis daugiau nieko neremontuoja, tik Opelis. tą patį. Jau čia visi pavargu nuo to Opelio. Nu, sutaisai. Dar rado. Nu tai, sakau. Jisai taip taupo darbo. Ką šiandien deginsim? Sprogdinsim? Imk išgersi. Iškart bus geriau.
Tu silpniai, kad daryt kažką mokai. Tavo projektą atrenku vietoj tavęs. Šitiek metų visas surūdėjęs. Nieko tokio, tu užkalsim galės eiti variklį perinkinėti. Čia visą laiką paklausęs, ar sutaisei, gausi atsakymą, ne, nedaug liko. Taip, čia prisukom, čia prijungiam, padarėm, pašvies. Padegus. Padegus? Ne, pažiūrėk. Padergus. Au! Vėl. Jau atiduok. Jau nelimpa, ta lempa sudegus, jau nesvarbu net. Duok, jis. Kad švietinėjai belė kur. Matai, kur sudegus? Čia pipsis, ane? Aha. Pip! Taip ir žinau, matai, kur sudegus. Gerai. Čia prisukom, čia prisukom, čia prisukom. Žinau, būsi kažką pamiršę. Būsiu. Jau gailiuos, kad ją pasikvietėm. Ainai, žinok, šneka, belė šnekėt. Aš sakiau, kad prikult reikia. Alio? Palauk, tuoj prijungsiu, dar kitą duosiu. Galėsi tada čia sujungti? Galėsi. O, Jei tik tau tiek te trūksta. man tikrai nedaug trūksta. Proto? Ai, šiandien nedaug trūksta. Atsiprašau, būsiu netaip supratęs. Gazų pedalą būsiu pamiršęs, o ne spinelį. Spinelį pamiršęs. Iš darbo pabėgus apsimeta, kad parūkyti išėjo. Nors iš tikro namo jau grįžus. Viu. Pažiūrėsim, ar jo įtikinsim. Parvežiai kompresijos iš darbo. Gerai. Kompresorių? Gerai. Tiks ar tas. Įjung degimą. Viskas. O, gazą paspausdavo. Tu žinau, kas nors yra matę, kad kas nors ranką gazą spaustų. Spaudė? Vidum nuvarau. Gerai. Supratau. Sekam paskraidyt, Jau baigs spaudinėt gazą. Jo, dabar išjung degimą. Aha. Vėl įjung. Palauk, čia dar spidometras man 240. Gerai. Išjung. Išjungi? Gerai, viskas. O kada aš čia galėsiu lėkti? Kada galėsi lėkti? Pažiūrėsim. Tai aš norėčiau už poros valandėlių. Už poros valandėlių? Tu pažiūrėk, koks gazas nešvarus. Tai ne su kojom visi spaudžiau, tu su rankom. Reik proto turėti. Gerai, dar biškį šitą uždedam. Uždedam pakraut. Na, tai ką reikia? Šiandien ne mano gimtadienis, tai nereiktų žvakučių. Tai nepūsim. Au. Gausiu, žinau. Už kampus nieks nepyks. Žinau, tikrai žinau, gausiu. Keli. Dar vienos nepaėmė.
Atstoji. Gausi. Baigi liaukis. Gausi. Tikrai, susirenki. Palaiky. Ir paskutinė. Mūsų baisi. Papusk. Čia tik tau rytais liepia pūst. Visą laikį įpučiu. Tai aš bent suku, o tas tai opelį visą savaitę taisoviu. Suka ar neprisisuka, va čia tai yra bėda. Aš sakau. Čia šalia 3 kaimynus, tai kur pasakau, kur tik nusineši šlangą hidraulinį, o, čia milijoną kainuos. Galim padaryti, palik milijoną kainuos. Alio? Nežinau, dabar pučia, jinai tuoj pasakys 1,5. Dėl to ir nedarbe. Gerai, tai galim. Žvakes oficialiai instaliavom. Toliau turim, va, kokios gražuolės. Bam. Čia uždėsim vieną. Taip, liko prisisukti šitus. Ir kas tada bus likę? Benzinas. Jo, ir tepalas, nes vanduo čia. Būčiau pamiršęs. Sveiki, žiūrėkit, aš daro Opelį, Opelį yra mini mašina, integruota, išvažiuoja Opelio vaikas. Tus biškit, bet nesvarbu, yra. Važiuoja. Taip, čia ir jo. Net pakirtų, kur aš žinau. Suk, ratelį į vieną pusę. Pasakyk varžtelį, ar tu mano būsi. O, nebeuždės. Žiūrėk, tau iškrito iš galvos. Paimk. Kažtai durna panašus gal. Pas mane M8, M6. Tu papasakok žmonėm, ką tu darai, va, aš atsidarau įmetu ir... Jo, gal įdėk čia, kol neįmeti. Tu dabar gausi pačią svarbiausią užduotį, Laura. Taip. O ką gausi? Pačią svarbiausią pasaulyje. Užduotį. Kokią užduotį? Taip. Kaip čia bus ta užduotį? Bet labai svarbi, žinok. Nuvažiuok prieš benzino. Čia va Citroenas yra, prašau. Pati svarbiausia užduotis. Biški ramybės dabar. Važiuok, labai svarbi užduotis, pati svarbiausia. Milijon pinigų. Turi, korteliai. Tai ta mano piniginė pastoja. Geniali mintis. Tu mano piniginė, tu mano daiktinė. Tu, na, iš kur čia nukrito? Susirink pati atgal. Tau viso reikia? Jo. Nu jeigu neužsikurs, mums reiks apipilti ir uždegt. Tai paim daugiau. Jeigu blogai surinkai, tai jeigu kam nors ir reikės. Bet tu geras veiksmus, tu jie daug kainuoja. Durnelis ant durniaus visai. Pliusas, minusas. Atjungta. Atjungta, nes išnešiau akumuliatorių.
O. Vienintelis dalykas yra likęs išleisti vandenį ir pripilti tepalų. Na, 17 turėtų būti. Tu papasakok, o kodėl ten to vandens yra? Nes tu pamiršai skėtį uždėti. Iškart daug greičiau. Ant grindų reikia neprisilaistyti. Ne, tai jo, kurk. Ką turim? Oi, biški, tikrai vanduo. Kas prasako, kur paskui pakeis. Jo. Matau, Kasparas nori nusipirkti variklį. Važduojami. Nes mums reikėtų važduojami. Matai, niekart nedirbęs dar koks permatomas. Ypatingai. Tai yra Jau dabar juodas pradėbai. Ačiū Dievui. Suk, sportinį filtrą nupirkau tepalų. Palauk, to išimsiu iš dėžutės, nefilmuok koks gamintojas. Ja. Tuo kaip esi ant dantų. Duok, palauk, šitą iškirpsim, palaikybiš. Gerai, dabar tu toliau. Vis tiek nepasak. Čia yra ne tepalas rūdijas, o vanduo. Ta dabar nuėjom kirišime. Tai du pirštinės. Tu su nešvariom rankom prie mūsų mašinos. Nagi greitai nenusiplaut rankų. Tikrai. Štaip gaunu pizdį, kai grįžtu namo. Dabar tu greitai eik plauti su tokiam rankom prie mašinos. Nu, tikrai. Kaip aš čia sau leidžiu. Kol bėga, galim įsidėti tepalų motorlę. O čia jų kažkur buvo keletas. Op, op, op. Įsidėkim. Iš karto. Čia jau nereikia, nes dabar labai stipriai. Reikia. Reikia? Tai stipriai kaip buvo? Ne. Tiesiog, kad Ai, ne, tas viskas. sukam, kol palengvėja, kai palengvėja, tada atsukam atgal biškį, tada būna pats tas. Kodėl? Nuleidžiu dabar nuo ožių mašiną. Kuriam? Kas tep? Spiriam? Spiriam, o tepalo kas pripils? Čia šitą užtušuot gausi, žinok, nes šiam mum tai nemoka pinigų. Ką mes įpilam? Jo, ir kaip neturintis. O turėtų. Realiai tai vėlgi mes čia dirbam vardan mokslų. Jo, mes galvojom, kad keliausim į kosmosą. Elonas keliauja su raketom, o mes su savo Šūdlempiais. šūdlėm norėsim. Galimybių praktiškai N+K minus begalybė. O tada būtų A tau eisi ją kaip nors užtildyti? Nes Gerai. čia į tokią sistemą tai 5 balų. Ką tik suvarėm 6 litrus su pusę Tepalų. alyvos. Tepalų, kurį reiks išpilt. Išpilt. Ekonomika. O, Dinas, už tvarų pasaulį. tiesiog žalieji reportinis tavo videką bus tau. Ką jie reportins?
Tau dabar reikia pajunginėti degimą. Radau, su ko sutaisysiu lemputę tepalą, jeigu kas. Išjung. Zaibys. Kas deginai? Tai tu čia sudeginai su tom savo lemputėm. Ko ieškai? Tu kalbėti, ant tave apšė nešta, aš tas Įjung degimą. Ieškau, kur babinas prijungt. Įjung. Išjung. Įjung. Nežinau dar. Nežinau, kur pajungti man babinas. Jei būtų mokslų baigęs. Tai nesėdėčiau čia su jum durneliais. Tuoj čia šausim sportinius kontaktus. Netinka. Irgi gali būti. Išgėrima arba iš balkono bus. Subtitrus uždėsim, supras. Aš nukerpu laidus, sudie padarau. Nes tu laidų vedėsies. Nes, žodžiu, dabar turim tokią problemą, va žiūrovai, žiūrėkit, va matai, tokią fišką turim, tokią, va, netinka nieko. Tad padarysim, sujungsim tiesiog kaip žiūrėžiai ar bus brum, kompresija. Tai bus ant tą karpatai. Noriu parodyti triuką, moku kompus deginti. Irgi esam matę. Neeilinių gebėjimų žmonės. Tu moki deginti laidus. Tu sėdėjai prie centrinio valdymo pulto. Aš dariau tik... Šašlikiuką tik kepiau su rakteliu. A, gali paskolinti izoliacijos dar man? Gal pasiėmiau? Taip, buvau pasiėmęs izoliaciją. Žodžiu, izoliacija turi tokį niuansą vieną. Kaip ir 10 galvutės, visus juos tiesiog ir nebėra jų. Mes, aišku, galim neizoliuoti, nes čia ir laikinas sprendimas tik pažiūrėti užkūrimus, bet, kaip matėt prieš tai, prieš keletą sekundžių, tik dūmai rūksta. Radau izoliaciją ir be jūsų pagalbos. Jo, girdėjau mintys, visą laiką sakė, šalčiau. Čia ne izoliacija. Čia per daug nefilmuoju šitų, žinai, šitų dalykų. Dabar mums reikia. Išjung degimą. Čia mūsų benzinų grįžtamas bus, kadangi dabar, kaip ir tada sakiau, kad ant vienų sistemų vėl tas Opel. Yra sistema, kur ateina iki kuro filtro 2. Padavimas ir grįžtamas. Ir tada nuo kuro filtro eina vienas vamzdys. Tai pas mus dabar taip ir yra mašinai, o varikliai yra 2 vamzdžiai. Todėl dabar vėl yra laikinas sprendimas priimtas. Grįžtamasis butelys vadinasi. Kurį Kasparas ką tik išgyrė. Gerai, žodžiu, dabar nežinom, turim kibirkštį ar neturim, bet benziną turim, tepalo turim. Kompresijos neturim ir turim leisgyvį akumuliatorių. Bandai kurt? Turiu. Trūksta elektros. Nu, pasuk biškį start. Nukrenta labai daug. Įtariu, kad tas starteris blemba senovinis labai daug suvalgo. Dabar taip. Akumuliatorius. Labai lengvas išties. Išties lengvas. Pas lengviausias rinkoje akumuliatorius.
dabar yra taip. Dabar mes privažiuosim su automobiliu. Jungiam. Ką? Kas? Tai nes išmetimo nėra. Bėga? Taip, nes nėra išmetimo. Ne ant visų cilindrų dirba. Dublis numeris 2. Nelabai kažkaip prasidirba. Oi. Įdomu, kodėl nedirba. Ar dėl to, kad ilgai stovėjęs ir ten kažkas užrūdėja. Ar tos babinos senos. Ar, nu žodžiu. Neaišku, reikia pasiaiškinti, ar mechaninis gedimas yra, ar dar kažkuris iš aprengimo dalykų. Tai manau, kad šiandien tiek. Susitiksime kitoje. Panašu, kad niekur neliksim.